Finansiniai skirtumai. Dažniausiai užduodamas klausimas, ar tai finansinė piramidė. JAV kompanijai teismams prireikė net 6 metų, kad įrodytų, jog tai ne finansinė piramidė. Teismas buvo laimėtas dėl to, kad buvo įrodyta, kad pinigai yra mokami iš kiekvieno verslininko nuosavo tinklo sukurto pinigų srauto. Buvo įrodyta, kad pinigų srautas yra sukuriamas ne už stojimo ar narystės mokesčius, o už prekiams savo išleidžiamus pinigus. Pažiūrėkime į viską globaliai. Pasaulyje visa ekonomika yra piramidinės formos, tai yra stabiliausia geometrinė figūra, tiesiog žmonės turi žinoti skirtumus. 95% dirba dėl aktyvių pajamų, 5% bando sukurti pasyvias, pastovias pajamas. Darbuotojai, 80% pasaulio žmonių dirba tam, kad nenuskurstų. Pasaulyje bedarbystė siekia nuo 10 iki 20%. Motyvacija čia žmonėms tampa neprarasti darbo. Svarbiausias, čia esi tu, nesvarbu kokia tavo profesija, tu esi atsakingas atlikti savo pareigą ir žinoma, kol esi sveikas. Verslininkai, žmonės, kurie pradeda verslą, dirba tam, kad taptų turtingesni. Motyvacija, finansinė laisvė ir čia svarbiausia yra komanda. Prižiūrėtojai nori gauti už išdirbtas valandas, motyvacija baigti mokslus, žinoma, svarbiausia esi tu. Platina nori gauti už praeitie padarytą darbą. Motyvacija padėti žmonėms. Svarbiausia komanda. Kasmet 18 000 naujų žmonių, kurių uždarbis yra apie 2000 eurų ir tuos pinigus gauna visą savo likusį gyvenimą už padarytą darbą praeityje. Platina tai yra, kai 21% pasiekėt išlaiko 6 mėnesius metų bėgyje. Vadybininkai nori tapti turtingais. Motyvacija sukurti kažkam vartotojų tinklą, svarbiausias esi tu. Smaragdas tampa turtingais nuo 10 000 eurų per mėnesį. Motyvacija sukurti savo vartotojų tinklą, svarbiausia komanda. Smaragdas yra, kai 3 žmonėms padėsite pasiekti platinos lygį, jūs tampate smaragdas, kurio uždarbis daugiau nei 10 000 eurų. Rajono vadybininkai, jie dirba dėl pinigų. Motyvacija būti geresniu už kandidatus į tavo vietą, svarbiausias esi tu. Deimantas, jiems dirba jų pinigai nuo 20 000 eurų per mėnesį. Motyvacija perduoti verslo žinias ruošiantiems prisijungti prie tavęs. Svarbiausia komanda ir laisvas laikas. Deimantas yra, kai 6 žmonėms padėsite pasiekti platinos lygį. Regiono vadybininkas, jaudina investavimo suma. Motyvacija būti geriausiu savo srities specialistu, svarbiausias esi tu. Trigubas deimantas, jaudina nuosavas kapitalas, motyvacija skaičių žmonių, kurių gyvenimus padarai geresnius. Svarbiausia žmonės ir jų svajonės. Generalinis direktorius susiciklina savo veikloje. Motyvacija bausti už klaidas, atleisti vyresnio amžiaus darbuotojus. Svarbiausias esi tu. Karūnuotas, mąsto globaliai. Motyvacija didinti finansiškai laisvų žmonių skaičių, svarbiausia mokymo sistema. Kas būtų, jeigu jūs nueitumėt pas kokios nors įmonės generalinių direktorių ir sakytumėt, dirbsiu kiek reikės viršvalandžius, pasakykit, kaip man per 5 metus užimti jūsų vietą. Visi žinot, koks būtų atsakymas, vietos jums tikrai nebūtų po 5 metų. Jeigu šiandieną pradėtumėt verslą, jūs gautumėt nemokamus apmokymus iš savo verslo komandos, gautumėt nemokamą verslo palaikymo sistemą Project Linenet, gautumėt nemokamą internetinę svetainę su nemokama buhalterija, nemokamas keliones pasiekus 21% visą likus jūsų gyvenimą kiekvienais metais. 1000 aukščiausios kokybės produktų jums duoda galimybę pradėti kontroliuoti savo gyvenimą. Kyla klausimas, kodėl? Kodėl mes norime, kad jūs taptumėte turtingi, atsako milijardierius Donaldas Trumpas ir investuotojas Kiyosakis, dėl to, kad verslas paremtas kito žmogaus sėkme.
Kuo daugiau žmonių padėsi tapti turtingiems, tuo pats tapsi turtingesnis.